Tai laba diena, sveikiname su mūsų žiūrovai socialiniuose tinkluose, greičiausiai YouTube platformai, taip pat Instagrame ir greičiausiai TikTok'e. Tai aš iš karto noriu paklausti, kaip jūsų paskyros vadinsis? Šuminas Remeikė Legal vienas žodis bus. Ir sveikinamės šiandien su jumis todėl, kadangi turėjom labai mielos patirties su Brigapo, kadangi mums teko laimėti tokią įsimintiną bylą, greičiausiai jau kai kurie iš jūsų jau būsit girdėję, kiti galbūt ir ne, apie tai, kaip laimėjom prieš nesąžiningą pardavėją kovą dėl nekokybiško fotoobjektyvo. Ir darėme apie tai podcastą. Tai, Simai, galbūt bus galima vėliau ir iš to podcasto jūsų platformoje atrasti kažkokias tai iškarpas, kurios yra svarbesnės bylos procese, ar ne? Galbūt, nežinau, kitais metais, bet yra galbūt viena iš idėjų ir tą bylą prisiminti, ar ne? Tikėtina, kad taip. Ir atsakant iš tą klausimą, plačiau reikėtų iš tikrųjų prieiti ir prie tos minties, ką mes šiandien čia veikiam susirinkę. Tai būtent po šito podcast'o gimė mintis padaryti rubriką Popietė su Šuminas Remeikė Legal, tai yra su mūsų advokatų kontora. Nes žmonėms dažnai kyla klausimai susiję su baudžiamuoju ir civiliniu procesais ir dažnai sulaukiame skambučių, kuriuose yra prašoma atsakyti į vieną ar kitą klausimą. Taigi nusprendėm, kad mes galėtume būti naudingi ir viešai, nemokamai pasidalindami savo žiniomis su auditorija. Ir jau yra procese iš tikrųjų trumpinimas to mūsų ilgojo podcast'o su esminiais momentais, iškarbos apie tai, kas liečia nekokybiškų prekių įsigijimą ir kokius veiksmus reikėtų atlikti įsigijus nekokybišką prekę. Taigi taip, tai bus padaryta. Na, o šiandieną mes turėsime sesiją klausimų ir atsakymų iš dažniausiai pasitaikančių klausimų baudžiamosiose ir civilinėse bylose. Į dažniausiai pasitaikančius klausimus baudžiamosiose bylose atsakinėsiu aš, advokatų kontoros vadovaujantis partneris Simas Šuminas. Na, o į klausimus dažniausiai pasitaikančius civilinėse bylose atsakinės mano kolegė, advokatė, partnerė kontoros. Advokatė Olita Remeikė, sveiki visi. Taip, tai būtent jie. Na ir manau, kad bus smagu, bus puiku. Ir vėliau, jeigu matysim, kad yra susidomėjimas ir poreikis, tai atsakinėsim ir į žmonių klausimus, kurie bus užduodami šitų vaizdo įrašų komentaruose. Taip, tai Brigita, ar esi pasiruošusi mūsų pokalbiai, mus pakamantinėti visi šitas klausimas? Taip, pas mane milijonai klausimų kirba ir aš net nebejoju, kad ir žiūrovai pagalvos, kad tie klausimai jiem labai vertingi sužinoti atsakymus. Tai žinoma, aš pasiruošus jūs šiandien išgręžti teisiniais klausimais. Tai liuks, važiuojam.